Sveiki, čia Pikts, žaidžiu šachmatais ir bandau pasiekti 1700 ELO reitingą. Važiuojame video. Taip, pradedam žaisti, 10 minučių, greitieji šachmatai. Ir ką mes čia turim? Turim varžovą, berods iš Nyderlandų bus. Taip, Nyderlandai, aš pradedu baltaisiais. Gerai, iš karto kažkoks gambitas, čia karalienės, ne karalienės, ką aš sakau, bet vienu žodžiu jis priešpriešą pastato. Aš nukertu, įdomus faktas, kad gambitas, tai yra turbūt iš italų žodžio, gambeto, reiškia kojos pakišimas. Tai va, pakišo man koją, bet aš lyg nenugriuvau kol kas. Dabar užpuoliau jo karalienę. Šitą hormonų audrą su savo poniuku. Nu ką, atsitraukė bičias, aš tada gal antrą poniuką išvarau. Ir kas bus toliau? Taip, jisai savo rykį nori išvesti ir erzinti mano šitą plytą, nes kai čia yra rykis, tai visada yra pavojinga, kad mano bokštas gali būti miręs, jeigu elgsiuos neatsargiai. Taip. Kas vyksta toliau? Gerai. Aš gal išsivesiu savo rykį, kad jisai būtų aktyvus. Aš aišku šiek tiek užblokavau savo kitą rykį, bet gal aš tada padarysiu irgi tokį patį triuką, kaip jisai padarė. Pabandysiu rykį pastatyti į tokią visai aktyvą poziciją, nes tada kontroliuos visą šitą ilgą baltą liniją. Tai man nepatinka šitas surišimas. Iš karto aš įspiriu iš čia, kad čia per daug nesijaustų komfortabiliai. Gerai. Ir darom rokiruotę, nieko nereikia laukti. Kol kas viskas paprasta. Taip, gerai. Jisai dabar čia padarė tokią dvigubą bateriją sudarė ir bando užpulti mano kareivuką, nes aš jį prarasčiau. Tai aš gal tiesiog su tuo kareivuku paeinu į priekį. Jeigu jis čia atsidurs, jeigu jo rykis čia atsidurs, aš jo nekirsiu, jeigu jis norės, galės kirsti. Bet kareivuką išsaugom. Reikalingas kareivukas, ateityje dar gali prireikti man. Taip. Kas toliau? Toliau, gerai, savo sunkia svorį išsiveda plytą į vidurį, geras įimas. Aš gal patrauksiu savo karalienę, kad jinai ten nebūtų tiesiog po jo bokštų. Ir tiek. Taip. Gerai, vėl iš čia atsidūrė. Taip, ar gresia mano arkliui dvigubas užpuolimas? Nežinau, jeigu jisai, tarkim, šoka. Kol kas dar ne, bet gerai, karalienę traukiam visgi čia. Nepatinka man. Kas vyksta toliau? Čia aš sakiau, aš jo tiesiog nenuiminėsiu, nes jis tada iš karto čia su karalienė atsidurtų, kas man nelabai patiktų. Tai tegu jis čia savo būna, kitų ėjimų greičiausiai jis ten nukirs viską. Aš tiesiog einu į priekį. Tai dabar greičiausiai jis nukirs mano šitą rykį. Apsikeisim rykiais. Ne, jis čia tiesiog sėdi. Įdomus pasirinkimas. Gerai, o kas toliau? Toliau ką aš galiu daryti? Aš galiu irgi pastatyti savo bokštą į geresnę poziciją. Patrauksiu, nes visgi čia jo rykis yra aktyvus, kaip ir minėjau. Ir jeigu aš neatsargiai paeičiau, mano bokštui gali būti blogai. Vat. Kas toliau vyksta?
apsikeitam rikiais. Mano karalius dabar yra šiek tiek toks pažeidžiamas, nes kol čia yra rikis, tol jis savotiškai garantuoja karaliaus saugumą. Jis bando mano antrą rikį nukirsti. Reikia pagalvoti, ar aš to noriu ar nenoriu. Ne, aš to gal kol kas nenoriu. Bandysiu pastumti į čia. Jo, dabar šita peškutė nėra apginta. Įdomu, ar jis tai pamatys. Galbūt jis dar gali čia su savo rikiu atkeliauti ir daryti spaudimą mano šitai peškutei. Ne, jis to nepamatė, kad jo peškutė neapginta. Tai aš gal nieko nelaukdamas ir imu ją. Nepamatė, kad jo peškutė neapginta. Taip, kas toliau? Kas toliau? Jis greičiausiai pastums savo plytą čia ir grasins mano karalienį, bet aš tada tiesiog čia atkeliausiu. Taip. Taip, jisai su arkliuku gali šokti čia paskui. Čia mano arklys gina. Gal viskas čia tvarkoj. Keliaujam su karalienė, kur ir planavau, nes dabar jo šita peškutė yra tokia nelabai saugioj pozicijoje, jeigu jis netyčia pajudins savo valdovę. Na, jis iš karto puola mane. Neduoda man ramybės. Gerai. Aš aišku galėjau atsitraukti čia, tada 2 kartus būtumėm su rikiu ir su karalienė šitą jo peškutę būčiau užpuolęs. Bet geri ėjimai dažnai pasimato vėliau. Gerai, kaip ir sakiau, jis paliko šitą peškutę laisvą, bet pasižiūrim, ką jisai verda. Jisai ką verda, kol kas nematau, ką jis čia verda. Ir aš gal irgi nieko nelaukdamas nuimsiu jo šitą kareivuką. Taip, ar aš turiu saugią dabar zoną pabėgti? Aš neturiu saugios zonos pabėgti. Kvailystę padariau. Gerai, bet ar tikrai? Čia man šakės, čia jo arklys, čia arklys žemės. Gerai, aš padariau didelę klaidą, bet ar galima kažkaip ištaisyti? Galima. Nes čia dabar yra šita jo peškutė laisva, o mes esam 2 kartus užpuolę, tai klaidos nepadariau. Aš nuimu dar vieną jo peškutę. Jisai gali, aišku, man atgal nukirsti ir tada mano šitas poniukas neapsaugotas bus. Žiūrėsim, ką jis sugalvos čia toliau. Va, bet iš tiesų paskubėjau aš ten tą peškutę jo imti, nepaskaičiavęs visko ir čia realiai man pasisekė. Gerai, jisai dabar ką bando padaryti? Bando užpulti mano karalienę, bet jis paliko visiškai laisvą savo karalienę. Ir čia yra didelė klaida, sakyčiau, nes aš tiesiog pasiemu jo valdovę. Ampt. Ir jo valdovės nebėra. Taip, kas toliau? Toliau jis greičiausiai vis tiek mano šitą poniuką nuimsi. Gerai, dar vienas jo arkliukas neapgintas. Aš dabar vaikštau ir valgau visas jo figūrėlės.
Jau plus 15. Nu va, pasidavė. Šį kartą kažkoks lengvesnis, stabilesnis žaidimas. Tai tiek. Kažkiek pajudėjau į priekį. Nežinau, ar žaist antrą dar vieną partiją. Gal žaidžiu iš tiesų. Dar vieną partiją. Pabandom, kas čia yra nauja 10 minučių. Vėl Baltimanų. Žodžiu, čia bus... Aš manau, kad čia yra kokie Fererai, kas čia tokie. Alando salos. Alando salos jos yra Suomijoje ir ten yra švediškai kalbančios tokios salos. Vat. Jau visos vėliavos ten tų skandinavų šiek tiek panašios. Gerai, aš einu savo mėgstamų Ponzianių, nes čia dabar atidengiau karalienę ir jeigu jis netyčia padarys kokių klaidų, aš galėsiu visada suduoti jam šachą. Gerai, iš karto nieko nelaukiant rokiruoti. Gerai, einu į centrą užimu. Gerai, jis nieko nelaukiant. Čia nieko jis nepririšo realiai, nes mano vis tiek rikis yra čia, tai mano šitas arklys nėra pririštas, o aš stumiu į priekį ir išspiriam jo ponį. Aha, jisai pirmą sugalvojo čia eiti. Jokio skirtumo. Jokio skirtumo. Gerai, kas toliau? Toliau reikia vystyti savo figūras. Rikis čia tegu būna, vis tiek kažką daugiau veiks. Gerai, jisai galvoja dabar bėgs kuo toliau ir bandys mano karaliui spaudimą sudaryti. Aš iš karto pasistengsiu užkirsti tam kelią. Čia Rikį pastatysim, kad jis čia per daug neįsismarkuotų su savo bėgimais. Gali ir kirst kol kas. Kaip ir nieko labai baisaus nėra. Šita mano peškutė visiškai nėra apginta. Tai aš tiesiog čia pastatysiu dabar karalienę. Valdovę. Kad jisai šitos peškutės mano nenaimtų. Jeigu jis eina su arkliu čia, aš su karalienė atgal. Taip, gerai, jis toliau vysto figūras. Aš galvoju, ar viskas čia tvarkoja. Aš irgi vystau figūras, išvedu arklį. Vis tiek į kažkokią geresnę poziciją mano šitas žirgas dabar, poniukas. Taip, ką jisai? Jisai nepadarė jokios rokiruotės kurį laiką. Įdomus sprendimas. Taip, jeigu aš kertu čia jo ponį, jis turės susidubliavusius savo kareivukus, bet aš iš to daug nieko nelaimėsiu, nes jis vis tiek čia turės tokią stiprią armijėlę, batalioną kažkokį, gal ne batalioną, bet bent jau skyrių, ir darys spaudimą mano karaliui, žygiuodamas čia į priekį. Gerai, aš gal tiesiog einu su savo pėstininkais. Taip, ką jisai, irgi jisai savo sunkią svorį patraukė valdovę. Ir jis greičiausiai darys rokiruotę šioje pusėje, karalienės pusėje, tai aš tą numatydamas bėgam į priekį. Stumiam savo figūrėlės. Gerai, apsikeitėm figūromis. Kas toliau? Toliau. Na, jisai bėga į priekį. Gerai, aš gal nelabai kreipiu dėmesio kol kas, kad jisai ten bėga į priekį. Judam šitą savo flanką, judinam. Taip. Dabar jisai yra mano karalienę užpuolęs. Aš galvoju, jeigu aš jį nukertu, šiek tiek bus nelabai malonu man, nes bus šitas atsilaisvins, neapgintas peškutė bus, ir tada toliau jisai atakuos
Nelabai maloni pozicija. Iš tiesų geras jo ėjimas, jisai dabar su arkliu galės ir suduoti šachą mano karaliui. Bet aš turiu judėti kažkur su karalienė, nes jinai yra užpulta mano valdovė, stipriausia figūra. Ką jis toliau daro? Ar jis duos man šachą? Sudavus šachą jis gali vis tiek tada nemokamai pačiupti mano peškutę. Jis juda į priekį. Gerai. Aš iš tiesų padarysiu, kad jis man to šacho negalėtų duoti. Nelabai man smagu yra. Jeigu jis tai darytų, tada reikės patraukti antrą plytą savo čia padėsiu. Gerai, jisai daro tokį stiprų spaudimą. Aš tą ir darau, patraukiu savo plytą. Dabar jis gali iššokti čia su arkliu. Jis tą ir iškart pamatė. Gerai, čia buvo mano klaida. Nieko tokio, žaidimas dar nebaigtas kol kas. Ir jau viena mano plyta yra mirusi. Visiškai 100%. Išsaugot nebegaliu. Bet galima kažkur toliau keliauti. Pavyzdžiui, einam čia su arkliuku. Taip. Tai buvo mano apsižioplinimas. Taip. Dar vienas žuvo mano. Aha, dar vienas žuvo. Mano peškiukas ir yra užpultas mano ponis. Ponis turi grįžti atgal. Gerai. Ar aš iš viso kažką turiu? Nelabai mano šitą valdovę visiškai užstrigus yra. Gerai. Čia jis grasina mano vienam peškiukui toliau. Gerai. Aš keliauju čia su valdove, nes jinai nieko neveikia. Taip. Jisai nuima mano šitą ir tada mano arkliukas bus neapgintas. Šiaip ar taip ne kažką man. Žiūrėsim, kaip čia bus. Taip. Galėjau aš, aišku, antro žaidimo ir nebežaisti. Būčiau pergalę pasiėmęs ir tiek. Čia dabar kol kas nepanašu, kad man bus labai gerai. Gerai. Bet yra kaip yra. Aš net ir laiko daug neturiu. Taip. Vienu žodžiu. Šį kartą mano gynyba absoliučiai subyrėjus yra. Absoliučiai subyrėjus yra. Jis dabar labai lengvai galės pasidaryti naujų valdovių. Taip. Ką aš galiu jam pasiūlyti? Nieko. Dovanoju dar vieną peškutę ir bandysiu laimę čia atsistoti, nes daugiau man nieko nelieka.
Taip. Labai maža tikimybė, kad aš kažką dar čia išspausiu. Gerai, šiek tiek pavarinėsiu jo valdovę. Jis gali iš tiesų dabar apsikeisti valdovę, jeigu jis eina čia. Gerai. Taip. Taip, ką aš galiu čia išvirti? Nieko. Nieko absoliučiai. O, papa. Nu va. Nereikėjo žaisti antro žaidimo. Gerai. Tiek. Tiek žinių, tiek žaidimų. Viena pergalė, vienas pralaimėjimas. Lygų, niekur nepasistumėjau šiandien. Bet gerai praleidau laiką. Iki kitų kartų. Čiau.